Sveiki. Šios paskaitos metu pristatysiu keletą tokių retesnių, įdomesnių klinikinių atvejų čiurnos ir pėdos srityje. Pradėsiu nuo vieno iš tokio kaip ir darinio, kuris buvo stebimas čiurnos priekinėje pusėje. Čia mes dabar turime štai blauzdikaulio distalinę dalį, čia turime šokikaulį, talio-kruralinės mūsų sąnarys. Ir važiuojant štai gyvame vaizde, važiuojant šiek tiek distaliau, stebimas be galo proliferavęs tokia kaulinė atauga. Matome pakankamai didelį ataugą ir kliniškai jinai gali sukelti ankštumą judesių metu. Čia sagitalinė plokštuma, čia perėna štai į skersinę tokią plokštumą, matome, kad šita atauga pakankamai didelė, pakankamai masyvi. Na ir aš tikrai norėčiau diferencijuoti, ar čia tikrai tik osteofitas kraštinis, ar galbūt netgi nebesiformuojanti kokią osteochondromą, reikėtų atlikti papildomai magnetinį rezonanso tyrimą. Kitas klinikinis atvejis čia po protezavimo čiurnos sąnario, talio-kruralinio sąnario ir ultragarsu, ką mes galime matyti. Vertinam štai protezo šešėlį blauzdikaulyje, šokikaulyje, nedidelis, kaip matot, giliai skysčio ruoželis, ir tai yra visiška irgi norma skysčio, tikrai galime dažnai rasti nedaug. Taip pat pasukus štai irgi judesių metu matome, kaip protezas irgi atitinkamai juda. Čia vėlgi vaizdas vis dar sagitalinė plokštuma, štai juda pakankamai atitinkamai mūsų ekstenzoriai. Čia skersinis pats, nesagitalinis, bet skersinis vaizdas, čia matosi būtent extensor digitorum longus sausgyslės ir čia panašu, kad jos pakankamai stipriai remiasi į vieną iš protezo kraštų. Dabar sekime po truputį atidžiai, tai yra tibialis, štai mūsų anterior sausgyslė ir koks yra jos santykis su giliau esidėsančiu protezu. Jokių kažkokių dislokacijų poslinkių nesimato, sausgyslė irgi viskas tvarkoj. Extensor hallucis longus sausgyslė irgi pakankamai eiga gera, sausgyslė be ženklesnių pakeitimų. Štai mūsų extensor digitorum longus sausgyslė, keliaujam palei ją distalin. Ir štai vienoje vietoje mes matome, kaip šita sausgyslė yra iš apačios stumiama, jinai betarpiškai kontaktuoja su protezo kraštu ir ultragarsu mes galėtume įtarti, kad yra toksai kaip ir ankštumo požymis, kad tas protezas gali būti dirginti pačią sausgyslę, nes sausgyslės irgi dalis iš segmentų irgi pakankamai taip sustorėjęs, hipoechogeniškas, tokio tendinozinio tankio. Aišku, čia reikėtų derinti su pačia klinika, bet panašu, kad čia yra toksai ankštumas. Iš kitos patologijos, kas kartais gali būti, yra pacientai gali ateiti skųstis tokiais kaip ir dariniais. Ir vienas iš jų tai gali būti ir tokios kaip raumenų, taip vadinamos išvaržos. Vėlgi dažnis nežinomas, amžius irgi čia toksai plius minus tokios ribos. Dažniausiai, aišku, įvyko po kažkokio tai traumų sportininkams, ypatingai stipriai sportuojantiems, kai raumenų masė ženkliai padidėja. Ir čia šiuo atveju mes turime štai tibialis anterior, mūsų čia blauzdikaulio kraštas, čia yra mūsų tibialis anterior raumuo ir keliaudami blauzdos priekiniu paviršiumi aukštyn, mes matome, kaip raumeninės štai pilvelis, jisai užlipa praktiškai ant paties blauzdikaulio priekinio paviršiaus. Ir pacientai gali čiuoptis tokį kaip ir pseudo darinį, tas darinys gali, tartume, šiek tiek ir skaudėti tą vietą. Įtempus raumenis tas darinys dar padidėja, sumažėja. Ultragarsu mes aiškiai galime puikiai išdiferencijuoti šitos pakitimus, kad čia yra tiesiog prisitvirtinimo vietoje, kur tvirtinasi fascija, įvyko kažkoks tai defektas, atplyšimas, kad susitraukimo metu ta raumeninė masė tiesiog užlipa ant paties blauzdikaulio. Kaip ir anksčiau sakiau, nereikėtų pamiršti dar tokių struktūrų kaip ekstenzorių, laikiklių sistema. Trauma atvejais šita sistema gali nukentėti ir čia šiuo atveju turime štai mūsų ekstenzorius, tokia hiperechogeniškas toksai
ruoželis prilaikantis giliau išsidėsčiusius ekstenzorių raumenis. Štai gyvame vaizde mes matome, kaip ekstenzorius tvirtinasi prie, šiuo atveju prie išeivikulio, ir štai matome atplyšimą, būtent ekstenzorius dar jis šiek tiek distaliau tvirtinasi, bet šitoj vietoje matome, kaip ekstenzorius yra atplyšęs nuo paties kaulo paviršiaus, matosi toksai skysčio pats ruoželis ir šiek tiek ne tokia 1 galbūt milimetro tokia retrakcija. Nėra, kad pilnas visiškai atplėštas, bet štai matosi toks defektėlis prisitvirtinimo vietoje. Na, uždėjus kraujotaką, jinai tokios ženklesnės kažkokios informacijos mums nesuteikia, tiek, kad mums išdiferencijuoti, ar čia ne kažkokia tai kraujagyslė, o tiesiog tai yra defektas po plyšimo. Na ir visada mes galime palyginti su kita puse ir vertindami kitą štai išeivikulį mes matysime struktūrinį, aiškių kontūrų, be jokių kažkokių tai defektų patį laikiklį ir prisitvirtinimą prie jo. Kitas pavyzdys irgi ekstenzorio, štai šiuo atveju vėlgi turime normos pusę, štai patologijos pusėje mes matome vidurinėje tokia dalyje ženkliai sustorėjusi ekstenzorių, kaip tai atrodo vėlgi normos atveju, mūsų visi ekstenzorių sausgyslės, ekstenzorių digitorum longus šiuo atveju, ir štai aukščiau matėsi prieš tai vėlgi grįžtam atgal, štai normalus nepakitęs laikiklis. O patologinėje pusėje matome, kaip laikiklis jau storėja, tampa hipoechogeniškas ir lokaliai darosi dar storesnis, štai šitoje vietoje ženkliai sustorėja. Na, matosi, kad dar dalis kažkur nueina, vadinasi vidurinės dalies, toksai lokalus sustorėjimas, greičiausiai su daliniu tokiu plyšimu. Na, pasukus daviklį į sagitalinę plokštumą mes galim irgi pamatyti tokį štai lokalų tokį sustorėjimą, bet savotiškai laikiklis yra vientisas, nėra kažkokių ženklių retrakcijos požymių, tai galime įtarti, kad yra būtent laikiklio vidurinės dalies toksai dalinis plyšimas. Kalbant apie padinę sausgyslę, patologijos tikrai pasitaiko be galo retai, čia tik tais dalinuosi vienu irgi iš atvejų. Štai keliaukime palei padinę sausgyslę, keliaujam. Ir nepatiko man šitos sausgyslės pati eiga. Josios pats irgi vienoje vietoje jinai neišsidiferencijavo aiškiai, irgi pacientui buvo pokštelėjo, pajuto kažkokį trakštelimą, pokštelimą, lyg kažkas tai nutrūktų. Matėme, kad achilo sausgyslė visiškai normali, be jokių pakitimų, kažkokių ženklių skysčio sankopų hemoragijų nesimatė. Ir aš pradėjau kreipdėmėsi į pačią padinę sausgyslę ir jinai man, kaip ir sakau, pasirodė nelabai struktūrinė, jos pati eiga paledanti po achilo vietomis sausgyslė, toks jausmas, kad jinai yra tokia nuplėšta, nuplyšusi ir tokia atsipalaidavusi, bet be kažkokios tai vėlgi be aplinkinės kažkokios ženklios hemoragijos. Štai mūsų patinė sausgyslė, lenda matom po achilo sausgyslė, čia tokia ir yra skysčio vietomis ruoželių. Ir jeigu įsiveda išilgai, atsekti, pamatyti jos plyšimą yra be galo sudėtinga, tiek, kad josios eiga tokia banguota, vingiuota, kas labiausiai yra būdinga plyšusiai pačiai sausgysliai. Tačiau pamatyti paties to aiškiai defekto man nepavyko dėl to, kad nebuvo daug skysčio. Na, o kitoje pusėje, tiesiog vėlgi palyginam su kita normalia pusė, matome, kaip padinė sausgyslės įdėsto lateraliau achilo sausgyslės, jinai tokia savotiškai įsitempusi, lygių kontūrų, be jokių kažkokių tai deformacijų. Esant masyviam kraujavimui, prikraujavimui ar raumenyje, ar šalia raumens, ar subfascialiai, mes galime pradėti įtarti apie kompartmentų patį sindromą. Matome masyvi tokia hematoma subfascialiai, spaudžianti ir raumenį, pats raumuo irgi toksai darosi hiperechogeniškas. Tačiau vėlgi ultragarsu tą diagnozuoti sunkiai sekasi, sunkiai pavyktų, vėlgi reikia vertinti su aplinkiniais visokiais rodikliais. Kad įvertint kraujotaką,
arterija, būtent irgi tas tyrimas nėra toksai labai, sakyčiau, jautrus tyrimas, nes mes kraujagyslę tikrai matom, galime matyti ją, bet kompartmentas turi būti be galo išreikštas, kad pagaliau pakistų pati kraujotaka ar pagrindinėse arterijose. Tai vėlgi klausimas, ar reikia to laukti. Vienas iš tokių kaip sako, promising, tokių ateities galbūt technologijų, tai yra būtent elastografija, būtent raumenų elastografija, elastografiniai tyrimai ir jie pagal spaudumą, pagal ant kiek raumuo jau nesusispaudžia, čia matome yra japonų autoriaus pateikti pirminiai duomenys, esant kompartmentui galima vertinti elastiškumą šitų raumenų ir pagal tai daryti irgi tam tikrus, kaip pasakyti, išvadas tam tikrose vietose, ar tas raumuo yra pakankamai stipriai spaudžiamas ir aišku, rekomenduotina šitą elastografinį tyrimą dažniau vis naudoti ir žiūrėti, vertinti josios reikšmę prie kompartmento sindromo. Dar nereikėtų pamiršti, aišku, kitų lydinčių tokių patologijų, tai yra be abejo trombozė. Trombozė mes esame įpratę, kad matosi, gali būti matoma pakinklio venoje, gali būti matosi giliosiuose blauzdos venose, bet čia noriu pasidalinti vėlgi klinikiniu atveju, kai trombozė matėsi grinai jau ne tik palei blauzdos arteriją lydinčiose venose, bet ir nusileidžia į apačią ir netgi į patį padą. Ir čia mes turime štai medialinės sritis, štai mūsų einanti kraujo arterija ir matosi štai šalia viena iš lydinčių venų pilnai trombuota. Čia po piskį mes lendam į padinę pusę. Štai masyvus trombas sėdintis pačioje venoje. Pasako daviklį išilgai, matosi pilnai užsitrombavęs venos segmentas. Ir tas trombas gali nukeliauti grinai irgi į patį padą. Žodžiu, trombozė gali būti įvairiose vietose, ne tik blauzdoje, ne tik kelių srityje, bet ir netgi ir pade. Ir irgi turės keletą atvejų, klinikinių atvejų, kai pacientai atėjo su skausmais, netipiniais skausmais, grinai pėdos čiurnos srityje ir pavyko nustatyti būtent šitų lydinčių venų arterijas grinai trombozės. Vienas iš tokių retesnių atvejų, tai buvo vėlgi pacientas, dabar tikrai tiksliai neprisiminsiu pačios anamnezės, buvo operuota šalia pakinklio arterijos, kažkas tenai buvo šalinta, galbūt osteochondroma. Ir pacientas kreipėsi, jaunas čia buvo pacientas, su mama atvyko, kreipėsi, man atrodo, po 2-3 savaičių, lyg ir blauzda patinusi, lyg ir keistas skausmas, vakare koja paaiškėlus aukštai šiek tiek atslūksta, tokie visiškai nespecifiniai nusiskundimai ir žiūrint blauzdos sritį, štai mūsų pakinklio pati arterija, keliaujant su ultragarsu, matosi, pradeda ryškėti masyvi heterogeninio tankio skysčio sankaupa su štai kažkokiais keistais vaizdais. Ir kaip matome aiškiai, kad šitie vaizdai, tas mirguliavimas yra betarpiškai kontaktuoja su būtent pakinklio arterija. Štai išsivedu išilgai, mūsų pakinklio arterija išilgai ir šitas darinys su fliuktuojančiom masėm aiškiai kontaktuoja ir čia panašu, kad mes turime defektą, pačios pakinklio arterijos sienelės giluminį defektą ir jau vaizdas mums signalizuoja, kad tai yra kažkokia tai pooperacinė aneurizma. Štai aiškiai matosi, kaip pulsuoja, kaupiasi kraujas šalia ir uždėjus štai pilvinį daviklį irgi mes galime įvertinti visą šitą masyvę aneurizmą. Štai dalis kažkokia tai yra užsitrombavus, kraujas matome nejuda, bet kita dalis dar yra be galo aktyvi. Ir irgi matosi besimaišantis pats kraujas. Ir teko, aišku, parašyti diagnozę, susisiekti su traumatologais ir pacientas, nežinau, ar tą pačią dieną ar kitą dieną jau buvo irgi skubiai operuotas.
Kalbant irgi apie kraujagyslės, taip pat gali būti tokie visiškai netikėti radiniai kaip arterijų trombozės. Mes turime štai normalus segmentas, anechogeniškas turinys pačioje kraujagyslėje, tačiau keliaujant štai distalin mes matome tokį hiperechogenišką turinį pačioje arterijoje, dorsalinėje pėdos arterijoje. Dar distaliau matom vėl spindis yra švarus. Na ir uždėjus vėlgi kraujotą spalvinį doplerį mes matome štai teka kraujas, o štai pačiame tame segmente yra kraujotaka minimali, nežymi, vadinasi, tas tromba vyksta jau trombo rekanalizacija, kažkiek kraujo prateka pro pačią arteriją, bet dar nepilnai matome, šiek tiek netgi susispaudžia, žodžiu, kažkokia minimali kraujotaka yra, bet kol kas dar teka kraujas aplinkinėmis kolateраlinėmis arterijomis. Gali būti ir nervinės srities patologijos, čia dabar irgi tiksliai neprisiminsiu paciento priežasties, dėl ko atvyko, tiek, kad matosi šiuo atveju, čia priekinis tibiofibuliarinis sąnarys, štai gražiai raištės, atsiprašau, puikiai išsiveda blauzdikolio kraštas, šeivikolio kraštas ir virš raiščio mes matome lokalų tokį gan aiškių kontūrų hipoechogenišką solidinį darinuką. Ir čia mes keliaujam štai palei paviršinį šeivinį nervą, jisai matome štai pačiame paviršiuje ir keliaujam žemyn po truputį. Dar keliaujam ir štai lokaliai jisai ženkliai ištorėja ir tokia, matosi, lokali tokia neuroma. Nežinant anamnezės, taip sunku pasakyti. Gali būti čia ir švanoma, jeigu kažkokios tai traumos nebuvo, jeigu buvusi trauma, mes galime įtarti potrauminę neuromą susiformavusią. Štai nervo srityje, tokia išilginis hipoechogeniškas ruožas. Na ir aišku, dariniai, kurių mes nenorėtume pamatyti, neturėtume sutikti, bet kartais taip. Pacientai ateina su tokiais keistais guzais, keistais dariniais ir čia mes turime metaliokroralinį sąnarį ir matome, kaip iš sąnario auga, bujoja hipoechogeniška, heterogeniško tankio masė, policiklinių kontūrų, grinai susijusių su pačiu sąnariu, netgi josios dydį irgi vertinti yra sunku, be galo masyvi, didelė ir galime vertinti, aišku, jo santykį su aplinkiniam sausgyslėm, raiščiais, bet panašu, kad čia tikrai metaliokroralinio sąnario augantis darinys. Na ir kraujotaka, vėlgi, ne visada jinai mums padeda, vos centre matosi kažkokia nežymi kraujotaka. Gali būti ir kito tipo dariniai, tai šiuo atveju turime štai geresnis vaizdas, tai tiesiog riebalinio audinio perteklius, išsidėsto virš ekstenzorių šiuo atveju, grinai riebalinės kilmės darinys, masyvi lipoma. Na ir apibendrinant, čiurnos ir pėdos patologija gali būti be galo, kaip matote, įvairi, ir raumeninės kilmės, ir kaulinės kilmės, ir iš sąnarių gali išaugti, be abejo, sausgyslių problemos, atskiros tendinozės, fasciozės, plyšimai, degeneraciniai pakitimai. Taip pat, aišku, reikia nepamiršti ir kad gali lydėti maskuotės ir kraujagyslinė patologija, ne tik venų, bet ir arterijų trombozė. Na, vėlgi, apibendrinant, kalbant apie pačią radiologinę diagnostiką čiurnos pėdos srityje, tai rentgeno tyrimas vienareikšmiškai reikalingas, kad atmes kaulinę patologiją, bet aš tuo pačiu metu ir siūlau iš karto atlikti ir ultragarsinį tyrimą, esant skausmams, funkcijos sutrikimams. Ir šitie du tyrimai tikrai gali išspręsti, atsakyti 80-90% atvejų visų klinikinių problemų. Ir tik tais, kai šie du tyrimai yra nesuteikia reikšmingos informacijos, tada galima spręsti apie sudėtingesnius radiologinius tyrimus kaip kompiuterinė tomografija ar magnetinis rezonansas. Dėkoju už dėmesį.